Sveiki, šiandien man reikės grįžti į mokyklą. Nu, aišku, ne šiandien, bet rytoj bus man paskutinė diena, atostogos. Aš galiu jums įrodyti, kad iš tikrųjų bus, kad rytoj dar atostogos bus. Nes va, aš braukau dienas, braukiau. Tai va, kaip matot va. Šiandien va šitą dieną, tai aš rytoj nubrauksiu ir va bus šitą, tada dar nubrauksiu ir nuimsiu. O tai aš jau šitą priklėjau labai seniai, kai jau prasidėjo šitą jau paskutinę dieną, tai va todėl jau iš karto pradėjau nuo pirmos dienos. Taigi, kaip jūs nematot, tai va čia yra va tokie popieriai, labai daug. Tada aplankalai man močiutė padovanojo visokiomis pamokomis. Aš dar nežinau, kokios spalvos aš noriu, tai aš dar nežinau, ar matematikai mėlyna, ar žalio, ar oranžinė, va tai. Taigi, dabar parodysiu, kas mano kuprinėje yra. Štai, čia yra toks drožtukas, kur kur taip atsidaro, tada užsidaro. O kaip atsidaro, tai matote, press parašyta. Tai va šitą reikia paspausti, spaudžiam ir kažkaip atsidaro. Nuspaudžiam ir kažkaip atsidaro. Ir atsidarė. Valiau. Šiaip tai aš manau, kad jis labai sunkiai atsidaro. Tada klijai pieštukiniai. Čia mano šuns nuotrauka tokia. Jo vardas Fredis. Ir čia dar tik skysti klijai 2 ir 2 pieštukiniai. Palaukite. Nes va. Neturiu. Tada einam ten. Čia matot va. Akvarelė su 2 šitais teptukais, aišku, dar bus teptukų. Tada nieko ten nėra. Sąsiuviniai matematikos visi. Čia aišku, man močiutė irgi pirko. Čia kažkur toks, kur kažkur. Ai, paskui pamatysim. Tai va tokie 2. Tada va tokie. Toks dar ten bus dar toks, manau. Ir va tokie. Gerai. Aplankalai. Tada vėl aplankalai. Va. Čia kažkokios kreidelės. Sąsiuviniai. Nežinau, čia turbūt lietuvių. Aš taip manau. Ir dar teptukai.
paskutinis skyrius. Na va, kaip sakiau, matematikos va šitas dabar. Va, čia kažkoks toks matematikos sąsiuvinys ir čia kažkokios istorijos sąsiuvinys su faktais. Nu, faktai, va tokie visi užrašai ir taip toliau. Čia dar kažkur toks sąsiuvinys. Čia irgi tas pats. Matematikos sąsiuvinys su formelėmis. Tas pats. Ir kas čia dabar? Čia kažkas, mano močiutė kažkokį čia įkišo. Paskui išmėsiu. Na, va toks. Aš manau, kad jūs žinote šitą paveiksliuką, nes mūsų mokykloje, Riešės gimnazijoje, tokie kukurūzai parduodami su cukrumi. Tai va, čia toks sąsiuvinys. Man atrodo, mano mėgstamiausias, labai gražus, toks su saldainiais. Tas pats. Tada lapai spalvoti ir ploni. Tada nežinau, čia turbūt yra, taip spalvoti, arba čia kartonas, arba paprastas. Žinau, plonas. Tada vėl aplankalai. Vėl aplankalą. Tada toks guašas. Pieštukai. Tada vėl šitas popieriai. Tada kartonas baltas popierius. Kartonas baltas popierius. Ir kartonas baltas popierius. Tada va, spalvoti ploni lapai. Jo, čia seniai su linijimus arba su matematikos. Bet tai koks mielas paveiksliukas. Na, ir kas ten? Na ir čia yra tiek sąsiuvinių ir ten ant mėlynų ir ant šitų, šitų spalvų. Violetinės ir mėlyna. Ant violetinės tai yra toks paveiksliukas. O ant mėlynos toks. Visi lietuviai. Tiek visi lietuviai. Ir labai gražus, man žiauriai patinka, nes jis toks labai tobulas. Užrašų knygutę. Va, žiūrėkit. Labai faina. Jeigu kažką nes aš dažniausiai pamirštu, ką reikia man dar mokykloje atsinešti, ar ten neatsinešti, ar ten kažką padaryti, tai man reikalinga knygutė užrašų. Na, kaip ir aš jom nieko neturiu parodyti, lai patikrinsiu visas kišenės. Čia neturiu. Ir štai mano kuprinė su tokiais. Padariau pati. Ir penalas.
Dar palaukite, aš atnešiu jums ir parodysiu, kaip atrodo trintukai. Na va, atsinešiu juos. Tada va tokia kiaulė, varlė, karvė, boružėlė, beždžionėlė, orangutangas, delfinas, liūtas. Tada, žinote Zootropolis? Na, jeigu jūs nežinote, čia yra mano mėgstamiausias veikėjas iš Zootropolio. Kiškutis. Ir Monster High trintukas. Man, aišku, nepatinka Monster High. Bet kažkodėl man jį nupirko. Ir dar, palaukite, aš jums parodysiu labai senas žirkles. Štai va tokios. Kodėl aš jomis pavadinau senomis, nes va čia va suplyšo, bet man viskas gerai kerpasi. Aš va taip ir iš karto aš nepaimu už va taip. Aš va čia piršto taip nekišu. Nu, aš kitaip kirpu. Va, paimu už va šito ir va. Ir man viskas patogu ir gerai viskas. Man viskas gerai. Viskas patogu. Na, ir ką čia pasakius? Tiksliai, prisimeniau. Ačiū labai, kad žiūrėjote mano video. Su jumis aš, Gabrielė, buvau. Na, subscribinkite, laikinkite, komentuokite. Ir labai aš jums dėkoju, kad, labai ačiū ir labai dėkoju, kad jums patiko šitas video. Gal, aš nežinau. Nes dažniau man tai labai patinka mokykla. Man patinka mokykla. Jūs suprantat? Taip? Na ir ką čia pasakius? Viso gero. Viso gero. Viso gero. Ačiū, kad žiūrėjote.